Labas rytas. Šiandien sveikinamės iš Palenico Belčanska parkingo. Yra kiek valandų turim? 5 valandas 43 minutės, 4 laipsniai šilumos ir už lango lietus. Ir gan stiprus. Tai šiandien bandysim užkopti rysį. Šiaip žada, kad vėliau lietus aprims. Žiūrėsim, kaip mums seksis, bet už tai jau daug žmonių parkinge. Jau žmonės lipa, ruošiasi, eina per lietų. Taip. Ir čia bus mano antras bandymas. Pabandysiu šį kartą užkopti jau. Taip. Pirmas nepasisekė dėl kelio skausmų, o šį kartą jaučiuosi lyg ir gerai, tai manau, kad pavyks, jeigu lietus leis. Ir dar turim šiandien piliečio gimtadienį. Jej! Taip, per savo gimtadienį kopsiu į savo aukščiausią kalną kol kas. Ir aukščiausia Lenkijos viršūnė Tatruose. Taip. Palinkėkit mums sėkmės ir mes keliaujam. Vienintelė graži vieta kelyje nuo parkingo iki Morskio Ocho. Ir toliau dar 7 kilometrai. Nuo tokių asfaltuotų keliukų. 6 dar. 6. Bet mums pasisekė dėl to, kad tik mes išlipom iš automobilio ir nebelyja. Kol kas sekasi. Turim pirmą kelio išsišakojimą, kur galima eiti toliau asfaltą. Arba galima kirsti kelią tokiais laiptukais. Jos mus kai žiūri, kad kalnas yra apsnigtas visas, apširkšnijęs. Žinau, ar matysis, bet iš čia atrodo tai gerai kalniukas. Taip atrodo, kad matau kažkokią anomaliją. Yra rugpjūčio 24 diena, vasara ir kalnai yra visiškai apsnigti, apšerkšnyje po šaltos nakties. Wow. Man tai šitas vaizdas nepatinka. Jis gali sugadinti man antrą planą, užkopti jį. Wow. Gal viskas bus gerai ir užkopsim. Bet vaizdelis tai... Wow. Wow. Sunku patikėti. Rugpjūčio 24 gali būti tiek sniego ant kalnų. Aišku, tai čia turbūt normalu, kad kalnuose sniegas atsiranda. Nes šalta ir dabar nėra šilta, bet kažkaip kai eini, tai visas šlapias. Ir štai tiesos akimirka. Ežeras tai neužšalęs. Mes biškį per anksti esam, kad į ežerą apšviestą. Jo. Dabar jis toks niūrus atrodo labai. O. 08:04. O, kaip pragariškas kelias. Link rysį 4:15. Eisim čia aplink ežerą. Ten į viršų pakilsim. Dar vienas ežeras bus. Garuoja. Skirtingai. Pernai kai buvo matyti žalia viskas. O dabar viskas geras. Jo. Per 5 minutės greičiau atėjom, nei nurodyta nuo parkingo. Tai visai neblogai. Sukilom jau 420 metrų.
bus ką veikti dar. Pakilimas link kito ežero. Čia tas baisusis ženklas, kur aš net magnetuką nusipirkau. Liko 3 valandas 50. 3 valandas 50 liko. Šalta? Šalta. Tikrai šalta. Tikiuosi, kad bus vėliau saulutės daugiau. Nes kitaip bus žiauriai šalta lipti į viršų. Gerai lipam, nešalam. Neveltui viršūnės baltas ir apširkšinėjęs sniegu. Visiškai, ta prasme, suledėjęs. Gal dėl to greičiau užkopsim. Šalta, šalta, norisi lipti, kad nesušalti. Ir pasieksim. Pagal planą 12 valandą turėtumėm pasiekti viršūnę. Tu labai gražiam peizaže. Ir jau čia nebedaug liko, čiut pakilsim. Ir turėsim jau čarnai stav padrysame ežeriuką. Pasiekėm kitus miegotus kalnus. Dar vieną ežeriuką virš Morskio oko. Štai jisai. Nelengvas pakilimas link jo, labai stačiais akmenimis. Nes va čia ateisim aplink ežeriuką. Eisim. Ir ten va toksai zigzaguoja. Mažuliukas, čia zigzagiukais. Ir ten kažkur aplinkui įrysi. Jeigu neklystu, tai čia mes jo net nematome. Jis yra dar už šių kalnų. Jo. Net nelabai matosi. Žinau, čia vėjo nėra tokio. Nelabai net matosi takutės, tas zigzaginis. Matosi, bet... Aha. Jau žmonės sniegą numylė. Taip, tai irgi žmonės yra. Ant to akmens dar atskiriamas fotkinas, jeigu neklystu. Va, einam aplink ežeriuką. Jau atėjom iš kito galo ir einam ratuku. Dabar turim geras 3,5 valandas pasiekti viršūnę. Bet ką tik pakalbėjom, kad taip ir bus greičiausiai, nes einam greitai, šalta, sušalti nenorim, saulutė mūsų nepasiekia. Tai skubėsim.
Tai šiaip labai gražus, mėlynas dugnas. Galima sniego gniūžtę pagaminti. O, ne tik pagaminti, bet ir mesti ką nors. Opa! Kaip apsnieginam. Tu dar negavai gniūžtės tokiai gražiai aplinkoj. Bet dar lipti. Viena kompanija aplenkė. Tada mes aplenkėm. Tada jie vėl mus aplenkė stovi. Tada mes jas vėl aplenkėm ir taip daug žmonių visi rotuoja. Visiems sunku, visų nosis raudonas, žandai raudoni. Bet dabar bent jau šilčiau. Kur mažiukas? Valipa. Mažiukai, tau jau šilčiau? Man tai karšta, aš visą šlapęs. Visą šlapęs, žiauriai pavargau. Dar liko tik tai 3 valandos į viršų. Daug. Nieko. Gerai. Mes pavarysim. Nelengvas pakilimas. Labai snieguoti akmenis. Kojas reikia labai aukštai kelti. Tokiais va laiptukais. Tepu. Turiu vilties, kad kai eisim žemyn bus aptirpęs tas sniegas bent jau. Ir bus lengviau tada žemyn eiti, neslidinėsim. Kaip mažiukai? Vargau. Žiauriai sunku. Sukilom jau 907 metrus. Tai bendrai esam 1920 metrų virš jūros lygio. Dar liko beveik 580 metrų sukilti viršų, kad pasiektume aukščiausią Tatrų viršūnę. Du ežeriukai matosi. Mes pernai, va, jeigu matosi, fotografavomės tiesiai ant šito akmenuko. O, saulutė. Šiandien pirma saulutė mus paglostė. Pagaliau mes ją pasiekėm. Va, kopiam ir pasiekėm saulutę. Eisim kažkur atsisėsti. Gal kažką užkasti trupučiuką. Nežinau, ar matosi ar ne, bet kaip bėga vanduo iš ledo vidaus. Ta prasme. Akyse tirpsta. O, kaip to aukštai. Akyse tirpsta ledas. Bėga upeliai. Mes jau pasiekėm tokį sunkų pakilimą, kur nebėra paprastų laiptelių gražių. Reikia kopti jau akmenais, žvyrais. Va, štai ir pirmasis grandinės. Iš tikrųjų grandinių laukiau. Su jomis lengviau. Ir jos parodo jau kitą etapą. Kitas kopimo etapas pasidaro, kai atsiranda grandinės. Kaip ten balta. Visur. Ir debesis, ir išlenda giedruma, ir saulutė pašviečia. Mes turim visus metų laikus viename. Mes gražuoliai. Sušalę nosis, sušaus. Na. Su statybinėm pirštinėm. Ačiū Dievui, turiu statybinės pirštinės, nes kitai būtų labai blogai. Taip. Dabar jeigu su grandinėm, plikom rankom, tai sušalt greitai galima. Nušaltų rankas. Nu, gerai. Kaip tau ekstremaliom sąlygom? Lemba labai tas sniegas baisu, iš tikrųjų šlapia. Dar įdomu, kaip mes ją pačią leisim. Nu. Viršų tai kažkaip, o ją pačią tai slėgiau. $300 metrų.
kilt. Холодно стоять. Ežerai gerai. Turėtų matytis. Dabar kaip tyčia. Saulė šviečia. Kai mes pasislinkom ir saulės nebegaunam. Tokie kamšteliai būna. Jo. Blemba. Kažkur ten žemiau. Arba čia. Kažkur aš sėdėjau. Bet dabar yra 2-4-2-2. Čia šviesu. Į kitą pusę nieko nesimato. Ir mums reikia va tenais užlipti. Šiaip baisu eiti, kai nematai kitos pusės. Sorry, English. Jo, tai bus ką veikti dar. Žmonės leidžiasi, mes irgi einam. Artėjam prie viršūnės jau. Čia viskas apsišnešyje. Sniegas, pirštinės šlapios, slysta nuo grandinių. Tai reikia geriau neskubėti ir eiti saugiai. Šiandien lapas yra kažkur. Va. Galite mus pasveikinti, mes jau ant viršūnės. 2499 aukščio rysi viršūnės. Užtrukom beveik 7 valandas. Visas sukilimas 1575 metrai virš jūros lygio. Tai gerai. Galima pasveikinti meilę, kuri savo gimtadienio dieną pasiekė savo viršūnę. Šį kartą net sniegas nesukliūdė. Jo, gaila, kad pirmą kartą nepavyko.
Bet gerai. Ir labai keista būti viršūnėje, čia net yra šilčiau negu ten. Ir net sniego nėra. Nu, čia skaičiausia. Jo. Bet visur pasižiūri ir į Slovakijos pusę. Irgi sniego daug yra. Ir į Zakopanės pusę. Visur daug. Bet gražu. Gražu. Snieguotas viršūnės, kažkas kito. Gražu. Mes matėm. Iškė atsisuko debesis. Bet šitie va užplauks toj tenais ir vėl mes nieko nematysim. Jo realiai momentaliai debesis Jo. sukasi. Tai matosi, tai nesimato. Tai matosi, tai nesimato. Tai va iš ten žmonės ateina, tai čia iš Slovakijos pusės. Atrodo tikrai nesudėtingas maršrutas jų. O gal ir sudėtingas, neaišku. Tai va, Užkandam trupučiuką. pasistiprinam. Kiek mes turim valandų? Pirma. Pirma. Planavom būti 12, tiksliau pagal visas rodiklės 12, bet kadangi sustojom, irgi užkandam kelis kartus, pasifotografavom, tai turbūt taip ir gaunasi, kad 50 minučių Ta. vėliau negu rodiklės buvo. Nu nieko, svarbu užlipom saugiai, be sužalojimų, dabar nulipti reikia saugiai. Jo, nulipt bus turbūt netgi ir baisiau, nes labai labai slidu, vietomis ledas nepasidengęs yra. Bet bus įdomu. Taip. Protingi žmonės matėm, katės pasiėmė, tokias mažesnės, bet jiem daug lengviau negu mums. Nu, paliekam rysį viršūnę. Judėsim dabar į apačią. Pabiškį. Pizdelis. Aišku, nieko nesimato dabar. Ežerų irgi nesimato. Biškį gal. Dabar ežerų išvis nesimato. Nie no, ogólnie tak to są fajne, bo są takie... Czeko jest dietry. Ar atsistok, ar atsisėsk. Pakol kas leidžiamės neblogai. Kur ai? Ten viršūnė va. Mes jau buvom. Ir leidžiamės dabar. Ir leidžiamės. Ką? Sakau, leidžiamės. Nieko aš neužleisiu. Mano pirmenybė. Nėra ką leisti. Nu. Čia jau žiūrėk fizį, va, tai nėra. Prieš valandą jai sakei, va Jėzau, va Jėzau.
Zai. Sniego senis. Ar aš dar kada nors rugpjūčio 24 dieną lipdysiu sniego senį. O, kokį sniego senį padariau. Aišku, gaila neturiu morkos ir šiaip šakelių kokių, kad atrodytų kaip tikra. Bet žiūrėk, dar laikosi sniegas ant šitų kalnų, kur saulės negavo. Viršų irgi dar sniegas laikysis. Jo. Va. Nu va. Ir užkopiau. Net per sniegą. Tai gerai, kad praeitą kartą neužlipau. Papildomai ekstremo buvo vien dėl to. Sniego. Mes taisyklingai iš visien. Paėmėm taisyklingai. Taisyklingai. O ryte kiek rodė? 5, 4. Jam irgi antram, kažkas tokio nedaug. Bet žiūrėk, lyja. Ir net stipriai lyja. Nu. Tada būtum atvažiavę, kad ir 10 minučių anksčiau ir būtumėm tiesiog jau ėję į liūtį iš karto. Ja. O čia mes ant tiek laiku. Ką čia mastai? Nepatinka šitai 2 akmenys. Pietaujam. Nusileidom iki šiltesnės vietos, kad saulytę pašviestų biškį, iššiltumėm. Puikiai. Kaip gyvatės ant saulytės. Nes pas mus vėl konservai. Iš dėpo, ne reklama. Oi, tiksliau, reklama. Ne reklama. Nebent dėpo norės finansuoti mūsų kelionės, mes galėsim reklamuoti viską. Dabar visi kalnai gražiai atrodo. Išsigiedrijo. No. Mums šiandien ir pasisekė, ir nepasisekė. Nepasisekė, nes buvo sniego daug į priekį, kai lipam. O kai lipam atgal, visas sniegas buvo išgaravęs. Tik šlapia vieta belikus iš jo. No. Ir dabar galim pačilint.
Kaip tau kopimas papasako? Ar džiaugiesi? Pavargau. Džiaugiuosi. Toks ir buvo tikslas. Užlipti. Įrysi. O dabar užlipau. Daugiau čia nebevažiuosim. Eiti toli, bet šiaip nesudėtinga. Jeigu nėra kažkokio sniego, tai nesudėtinga. Grandinės nėra sudėtingos. Gal tik prasilenkti su kitais žmonėm, kas lipa į apačią į viršų. Bet yra kur pasitraukti, yra kur pailsėti. Nėra sudėtinga, tik reikia ilgai tą visą daryti. Jo. Gal tik viena vieta buvo, kur aš taip išsigandau, taip šonu. Antai, čia ant pačios viršūnės. Jo, ant pačio viršaus. Nu ir kadangi buvo sniego, tai buvo vietomis baisu slysti, dar kažką. Grandinės šlapios, rankos šąla. Šiaip gerai, verta išbandyti savo jėgas. Netgi pusę tako nuėjus, labai gražus vaizdai, net nebūtina lipti iki viršaus. Jo. Galima kažkur tai tarpukeliai. Jau nebesigauna nuovargis ir tiesiog sugrįžti atgal lėtai. Dėl to mes ir startavom 6 ryto, kad ilgesnė diena būtų. Nes jau grinai 6 buvo šviesu ir šviesu bus iki 8. Nu tai va turim 14 valandų. Jeigu kažkas nutiktų ar kažką ir nesutiks meškų. Šiandien girdėjom, kaip kažkas riaumoja. Tik nežinojom, ar meška, ar briedis. Bet garsiai taip labai, žodžiu, patenkinti. Mhm. Tai pabandysiu parodyti, kur užlipom. Šita viršūnė yra Rysė, o va šita yra Slovakijos viršūnė. Slovakijos viršūnė yra 2500, o Rysė yra 2499. Tai tas pats aukštas. Tai va čia visur eini, zigzaguoji ir tada tik tais atsirandi tenais. Wow. Kalnuožiai matosi toliau. Turėtų ir per kamerą matyti. Bet biški baisu, dabar prigazdino, kad mane muš. Tai dabar bijau. Dabar į mane pasižiūrėjo. Va. Kaip arti. Net ant tako stovi. Matai, bėga. Švenčiame sukilimo pabaigą. Parodyk, kaip šventi. Yeah! Dėl to, kad jau pavargom, jau skauda. Kažkam kelį, kažkam čiurnas, kažkam kažkokius raumenukus, kažkas kažkur maudžia. Nelengva kelionė. Bet neblogai. Viskas. Gaudžiasim paskutinį morskį oko saidytę.